Ką tik atvykau į Kamakūrą. Prie Kamakūros miesto yra ramusis vandenynas. O Kamakūra tai vieta, kur pirmą kartą Japonijos istorijoje atsirado karinė feodalinė vyriausybė. O ši vyriausybė turėjo savo bazę Kamakūroje, ne Kiote, kuris tuo metu buvo Japonijos sostinė. Tai dėl to, kad pati Kamakūra yra apsupta kalnų, pietuose yra jūra, todėl buvo lengva ginti šį miestą. Na, bet kaip galite atspėti, pasiekimas į Kamakūrą tai nelengvas. O kaip matote, čia yra iškirstas kelias, kad žmonės galėtų praeitų. Dėl to, kad Kamakūros miestas yra apsuptas kalnų, yra daug tokių iškirstų kelių. Ir ką tik užkopiau, ir kažkada čia buvo Kamakūros riba, ir iš čia galima išeiti iš Kamakūros. Įėjau į tokią vietą, ir kaip matote, abipus kelio yra uolos čia. Čia kažkada buvo uola, arba paprastai kalnas, ir žmonės rankomis skaldė ir skūrė tokį kelią. Kamakūros karinė feodalinė vyriausybė atsirado Japonijoje 12 amžiuje ir nuo to laiko žmonės skaldė tokią uolą, kalną arba kalvą ir skūrė tokius kelius. Aplink Kamakūrą yra 7 žinomi tokie keliai, kurie įspūdingai atrodo. Ir tai yra vienas iš jų. Na, kaip matote, tai labai įspūdingai atrodo. Na, nežinau, koks aukštis, bet tai turbūt yra daugiau negu 10 metrų aukščio. Tik apie šį kelią nežinoma, kada buvo iškirstas. Na, bet tai buvo iškirstas rankomis. O 12 amžiuje dar Japonijoje nebuvo sprogmenų, todėl rankomis reikėjo iškirsti. Ir išeina į gyvenamąją vietą. Įdomu, kad žmonės gyvena šalia tokios istorinės vietos. Ir tai labai romantiška, kad vis dar gyventojai naudoja tą patį kelią, kuris egzistuoja nuo senovės.